Labas rytukas, kita diena ta pati rutina. Aš kai pagalvoju, tai iš tikrųjų kiekviena diena yra ta pati. Atsikeli, suruoši vaikus į mokyklą, išveži į mokyklą į darželį, grįžti, pusryčiauji, po to į džymą, grįžti pietus, po to reikia vaikus susirinkti, grįžti namo, susitvarkai, vakarienę gamini. Ir taip kiekvieną dieną tas pats per tą patį. Nu tai savaitgaliai gal būna kažkokie kitokie, nes kažkur tai išvažiuojame, kažkur tai išeiname, kažką kito veikiame. Tai savaitgaliai šiek tiek kitokie būna. Tai laikas pusryčiauti jau man. Aš šiaip paskaičiavau, pavyzdžiui, jeigu mano vakarienė būna paskutinė kokią 6 valandą, 7 valandą, tai 15 valandų gaunasi fastingas. Tai man net nereikia daryti specialiai, savaime gaunasi tas fastingas. Tai va, tai šiandien pusrytukams, vėl žinokit, ne kiaušinukai, nes aš tai pagalvojau, kad aš turiu dar tų kotletų vištienos likusių ir šiandieną jau 3 diena. Tai man reikia juos sunaudoti, galvoju, nes aš tai neišmetu maisto, žinokit, nemetu, sunaudoju viską, ką turiu. Tai pasidarysiu sumuštinį ir bus dar vakarienė, aišku. Pietums jau turiu ką valgyti. Tai pasidarysiu sumuštinuką su beigeliais. Dėsiu tada sūrio. Tai šitas sūris yra be laktozės čederio. Visai skanus patinka, nes aš anksčiau, kai tuos augalinius pirkdavau, žinokit, tai jie visiškai neskanų, žinokit, aš nežinau, kaip ten žmonės gali valgyti tą sūrį. Nei ten baltymų yra, nei kažkokia tai gera sudėtis, o skonio tai iš viso nėra. Neskanus. Esu išbandžius ten keletą visokių rūšių, bet nepatiko man. Tai dabar, kaip ir sakiau, jau aš įtraukiu be laktozės tos pienų produktus, jogurtą, sūrį, yra varškė, grūdėta varškė yra be laktozės. Tai po truputį įtraukiu ir stebiu, kaip reaguoja mano kūnas. Taip, tai nukrypau nuo temos, tada dar agurko dėsiu. Tai aš tai padarysiu tą kotletą, vieną kotletą naudosiu, nes mano čia yra susverti po 150 gramų, tai man užteks pusryčiams. Ir aš to sūrio šiek tiek uždėsiu ir įdėsiu į mikrobangę kartu su sūriu pašildyti, kad išsilydytų tas sūris. Beigelį paskrudinsiu, man patinka skrudintas beigelis. Tai šiek tiek sūrio uždėsiu. Tai vienas sumuštinukas bus man šiandien pusryčiams. Ir užsimaniau, jau kaip ir vakar sakiau, kad jau šiandieną suvalgysiu kažkokį tai skanuką. Tai pusryčiam prie kavytės dar bus šokoladas. Tai čia šitą, man atrodo, gal Lidle pirkau, jie būna tokie mažiukai, supakuoti 3 ar 4, neprisimenu. Tai čia 40 gramų šitame. Kartais aš pusę tik tai suvalgau 20 gramų, bet šiandien suvalgysiu šitą visą 40 gramų. Čia yra juodas šokoladas, 213 kalorijų. Aišku, čia cukraus daugiau reikėtų. Jeigu tokį sveikesnį variantą rinktis, kad būtų mažiau to cukraus, tai juodą šokoladą 75 procentų arba 85, kuo daugiau procentų, tuo geriau, mažiau cukraus bus. Bet kadangi turiu tokį, tai suvalgysiu tokį. Tai bus tokie mano šiandieną pusrytukai, ne kiaušinukai. Tai va, tai aš va taip va padarysiu, uždėjau sūrio, pašildysiu mikrobangų krosnelėje. O šiaip beigelius, tai žinokit, labai lengva išsikepti namuose. Aš, kai turiu laiko, tai išsikepu, bet kartais tingiu, tai nusiperku. O šiaip tai labai lengva, tik tai kelių produktų reikia, žinokit, reikia tik tai miltų,
graikiško jogurto arba be laktozės tą jogurtą aš kaip naudoju. Ir žinokit, iš druskytė šiek tiek, kepimo miltelių, išminkai, suformuoji ir kepi orkaitėje kažkur, nežinau, kol apskrunda, gal pusvalandį, dabar nepasakysiu. Tai labai lengva, iš tikrųjų labai skanus gaunasi, minkštučiai, labai skanu, žinokit. Tai nebūtina ir pirkti, jeigu turite laiko, galite pasigaminti. Kai vėl kažkada aš juos kepsiu, tai būtinai aš jums parodysiu, kaip daryti, kiek ko dėti. Tai va, einu pusryčiauti. Mano pusrytukai, sumuštinukas, nu tai bet jau čia žinokit, kai burgeriukas, klausykit, gaunasi, burgeriukas pusryčiams. Tada po pusrytukų šokoladas su kavyte. Tai kavytės jau mano antras puodelis šiandieną, tai vėl gėriau ant tuščio skrandžio anksti atsikėlusi ryte. Nu, bet pirmiausia mažiname iki 2 puodelių, o po to jau bandysiu negerti ant tuščio skrandžio. Tai va, tai toks būdas, pavyzdžiui, kaip sunaudoti tos kotletukus, kad nereiktų išmesti. Tai galima netgi iš tikrųjų ir su kiaušiniais pasikepti, susismulkinti, galima netgi ir į tortilę susisukti su daržovėm, su salotom. Nu tikrai, reikia tik tai fantazijos turėti ir galima tikrai daug pasigaminti iš tų tokių paruoštukų. Tai va, einu pusryčiauti ir kas geriate kavelę ar pusryčiaujate skanaus. Skanaus ir man. Pietums nieko nereikia gaminti, turiu grilintos vištienos nuo vakar, virtų bulvių, taip pasišildysiu ir pasidarysiu salotų, pomidorų, agurkų, ant salotų pilsiu šiek tiek alyvuogių aliejaus ir bus tokie pietukai mano. Grįžom jau po mokyklų, po darželių, parsivežiau vaikus, visus susirinkau. Tai mažyliukas mano užmigo prieš grįžtant namo, tai dabar miega. Tai aš išnaudoju tą laisvą laiką ir sėdžiu prie kompo. Tai damutės mano mielos, merginos moterytės. Tai vis tiek galvoju, daugiau čia mane žiūri moterys negu vyrai, vyram čia turbūt net neįdomu. Tai aš nesenai sukūriau Instagrame savo naują profilį. Galbūt kažkas sekėte mano seną tą Instagramą. Aišku, ir ten dalinuosi, ką valgau kiekvieną dieną. Tai sukūriau naują savo Instagram profilį. Ir tas profilis skirtas tik tai moterims. Tai yra privatus profilis. Nes galvoju, sukursiu moterytėms profiliuką ir dėsiu ten receptukus, kažkokios tai informacijos apie svorio metimą. Tai receptai visiškai paprasti, nesudėtingi, greitai pagaminami ir kiekvienas receptas yra su apskaičiuotomis kalorijomis. Kiek angliavandenių, kiek baltymų, kiek riebalų. Tai aš dar nedaug ten tų receptukų sudėjau. Dar dedu. Vis kai turiu laiko, tai dedu. Šiaip labai mažai to laiko turiu laisvo, bet pasistengsiu kuo greičiau daugiau įdėti tų receptukų. Ir pasidalinti šiaip kažkokią tai informaciją apie tą svorio metimą. Ir panašiai. Tai pavyzdžiui, kam įdomu, galite prisijungti. Tai, pavyzdžiui, kas metate svorį, nenorite skaičiuoti tų kalorijų, tai galite netgi susidaryti tą dienos meniu iš mano tų receptų, pasirinkti, pavyzdžiui, pusryčiam ką valgyti, pietum, vakarieniai. Taip pat įdėsiu ir užkandukų. Tai nereiks jau jums neskaičiuoti kalorijų, nieko, tik pasirinksite pagal kaloringumą arba patinkantį receptą.
Tai va, tai arba šiaip kažkokių tai idėjų pasisemti, nežinau. Bet ir kaip sakau, dar nėra ten daug tų receptų, bet tikrai pridėsiu daugybę tų receptų ir naujus dėsiu receptus ir tą, ką aš valgau, dėsiu tuos receptus. Tai va, tai nežiūriu dabar populiaru, kas meta svorį, numeta to svorio, pradeda ten daryti tuos iššūkius, ten lieknėjimo visokius tuos maratonus, bet aišku, ne už dyką tai daro, bet aišku, tos merginos nei ten baigusios, nei ten kažkokių kursų, nei ten dietologijas, tai aš galvoju, aš noriu moterytėms padėti ir motyvuoti mesti svorį už dyką, ne už pinigus. Aš esu sertifikuota mitybos specialistė, esu baigusi nemažai tų kursų ir sveikos gyvensenos, ir sporto mityba, fiziologija. Tai aš kažkada irgi anksčiau darydavau tuos mitybos planus už pinigus, aišku, bet labai retai, nes neturėjau tam laiko, aš dirbau darbą. Tai mano toks kaip buvo laisvalaikis. Tai va, bet kažkaip tai aš jau nebenoriu už jokius pinigus daryti, aš noriu padėti už dyką, motyvuoti. Tai tos, pavyzdžiui, merginos, kurios ten numeta to svorio, ten daro tos iššūkius, ten svorio metimo maratonus, tai aš nežinau, kaip jos ten daro, man labai įdomu, nes nemanau, kad ten kiekvienai tai merginai prisijungusiai į tą maratoną ten sudaro atskirą tą mitybos planą pagal jos tą kalorijų deficitą, nes manau, kad duoda kažkokį tai vieną tą kalorijų deficitą visoms, bet tai kažkaip tai atrodo, kad taip nesąmonė iš tikrųjų, nes kiekvieno mūsų tas kalorijų deficitas yra skirtingas, tas kalorijų deficitas nėra išgalvotas, kad ten 1500 ir visiems jisai, kad su tokiu kalorijų deficito reikia mesti svorį. Tai ne, tai tas kalorijų deficitas skiriasi, pavyzdžiui, mano yra 1800 kalorijų deficitas, kitos moters gal bus ten daugiau tų kalorijų, kitos galbūt mažiau, tai priklauso nuo amžiaus, nuo svorio, nuo ūgio, nuo fizinio aktyvumo. Tai kažkaip labai keista, nes tikrai nemanau, kad kiekvienai ten sudaro tą atskirą kalorijų deficitą. Tai aišku, jeigu ten visom paskiria ten tą 1500 kalorijų, tai taip, tai svoris nukris, bet tai ar taip sveika, tai tikrai taip nesveika. O iš pradžių gali ir kristi tas svoris tokiam mažam kalorijų deficite, bet kūno neapgausi, jisai nėra toks durnas, jisai pajaus, kad jau badas ir jisai tada pradeda kaupti riebalus, jau atsargas. Tai tada svoris jau nustoja kristi. Tai toks kalorijų deficitas tikrai neprotingas. O sudaryti kiekvienai merginai atskirą tą kalorijų deficitą, tą mitybos planą, tai tikrai nėra lengva, tai yra sudėtinga ir nežinau, kaip jos ten daro iš tikrųjų tos iššūkius. Man įdomu būtų, galbūt kažkas esate dalyvavusios. Tai va, tai nežinau, aišku, čia kiekvienam pasirinkti, kaip mesti tą svorį, ką daryti, kur ten dalyvauti tose iššūkiuose, bet aš tik tai šiaip taip sakau, kaip yra iš tikrųjų, nes negali būti vieno kalorijų deficito, kuris tinka visiems. Tai pavyzdžiui, jeigu laikomasi labai ilgą laiką ten tų griežtų dietų, tų griežtų ribojimų, labai mažo to kalorijų deficito, ten badaujama, tai metabolizmui yra kaput. Tada jau šakės. Tada jau labai sunku iš tikrųjų atstatyti tą metabolizmą. Jau po to tas svoris netaip krenta, vienu žodžiu. Geriau nesilaikyti tokių griežtų
tų dietų, tų visokių žemo kaloringumo dietų, nes tikrai tai yra nei sveikata, nenaudinga mūsų organizmui. Geriau lėtai, bet sveikai mesti tą svorį. Žinau, visi mes norime greitų tų rezultatų, ten greitai numesti tą svorį, bet geriau jau lėčiau, protingai, sveikai ir negadinant savo sveikatos. Nes sveikata svarbiausia iš tikrųjų, bet aišku, ten ypač paauglystėje, jaunystėje apie tai negalvojam. Aš irgi esu ten ir badavusi, ir ten visokių tų griežtų dietų laikiusis, bet kas po to ir mėnesinės dingsta, ir sutrinka, ir plaukai slenka, ir nagai lūžinėja, ir odos problemos, ir visko problemos, ir virškinimo problemos, ir valgymo sutrikimai. Tai nėra taip gerai iš tikrųjų, jau geriau lėčiau. Tai, bet žiūriu, kad mano žiūrovės, damutės, kurios mane stebite, žiūrite, kad esate protingos moterys, merginos ir protingai ir sveikai metate svorį, po truputį, lėtai, bet su ilgalaikiais rezultatais ir negadinant sveikatos. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų ir norėčiau kuo daugiau tų merginų ir moterų motyvuoti ir skatinti mesti svorį sveikai ir protingai, be jokių badavimų, be jokių griežtų dietų, be jokių ten produktų atsisakymų. Einu pasidarysiu dabar užkanduką, o vėliau vakarienė. Vakarienės nieko nereikės šiandieną gaminti. Turiu dar likučius, pabaigsiu savo paruoštukų. Užkandukui pasidarysiu jogurto, tai naudosiu šitą be laktozės. Įsidėsiu uogyčių, šilauogių, braškių, sirupo šiek tiek užsipilsiu dėl saldumo, bet nedaug. Ir cinamono. Ir bus toks mano užkandukas. Tai aš, pavyzdžiui, braškės, šilauogės dėsiu į vandenį ir palaikysiu su soda, įdėsiu sodos į tą vandenį ir palaikysiu kažkiek tai laiko ir po to nuplausiu. Nes vis tiek jos yra nupurkštos su chemikalais, tai su soda labai gerai nusiplauna. Laikas vakarieniauti, tai žinokit jau vakarieniai, damušiu likučius, tai bus vakarienė tokia pati kaip ir vakar. Subaigsiu jau vištienos kotletukus, man viena porcija likusi ir pasidarysiu burokėlių salotų su žirneliais, šiek tiek majonezo ir bus tokia pati vakarieniukė kaip ir vakar. Tai laikas jau aptarti šiandienos dienelę, kaip man sekėsi, kaip sekėsi laikytis kalorijų deficito. Tai vėlgi puikiai praėjo dienelė, surinkau 1730 kalorijų, vėl nepasiekiau aš to 1800 kalorijų, kažkaip tai šiom dienom nepasiekiu. Baltymų 133 gramai, angliavandenių 127 gramai, riebalų 73 gramai. Atsiprašau. Tai baltymų vėlgi pakankamai surinkau, 103, super. Irgi su maistu surinkau, jokių proteinų, nieko. Tai labai puikiai praėjo šitą dienelį. Visi punkteliai įvykdyti, pasportuota, vandenukas išgertas, daugiau negu 2 litrus išgėriau šiandieną. Kavytės 2 puodelius išgėriau, jau 3 vėlgi nebegėriau, tai jau gerai. Valgiau sočiai, skaniai, nesu alkana. Tai va, tai tik tai tiek, taip trumpai. Daugiau nežinau ką pasakyti
Ir šiaip labai tingiu kažką tai kalbėti jau, nes toks nuovargėlis jaučiasi kažkaip man vakar, šiandieną. Galbūt reiktų ilgiau pamiegoti, bet nepavyksta nueiti anksčiau miegoti, nes keltis tai keliuosi tuo pačiu laiku visada. Tai jau pamiegoti ilgiau neišeina ryte. Tai nežinau, arba reikia anksčiau nueiti miegoti, bet mano bosiukas ne visada eina anksti miegoti. Bet jau kai jis eina miegoti anksti, tai jau ir aš jau stengiuosi eiti miegoti anksti, nes naudojuosi tą progą jau, kad galėčiau ilgiau pamiegoti. Nes šiaip dažniausiai mes vėlokai nueiname miegoti. Tai va, tai šitą vlogą jau užbaigsiu. Noriu padėkoti, kad žiūrite mano vlogus, kad patinka mano vlogai, kad paspaudžiate patinka, pakomentuojate. Ir sakau iki rytojaus. Labą naktukas.